Aš esu šios tinklalaidės moderatorė Gabija. Šiandien su manimi, kaip ir visada, mūsų mylimiausia klinikinė psichologė Vasarė Katišauskė. Ir dvi ambasadorės, kurios pasidalins savo patirtimi, tai yra Miglė, labas Miglė, ir Saulė. Vasarė, ar pastebėjot, kad kai kuriais metų sezonais žmonės jaučiasi truputį melancholiškesni nei įprastai? Tikrai taip, ir manau daug kas yra tą pajautę, kad kai dingsta saulė, tikrai, ar ne, ypatingai keičiant sezoną, iš vasaros perimant į rudenį, ir net truputėlį daugiau gal ir liūdesio atsiranda, tampam, kaip ir sakėjai, melancholiškesni, refleksijos daugiau atsiranda, ne kokia čia buvo mūsų vasara, kaip čia viskas bus, ir tuo pačiu judėdami link žiemos, tai mūsų saulės šviesos mažėja, artėja metų pabaiga, dažnai būna, kad ir galbūt ne visus savo metų tikslus esame įsivykdę, galbūt kažkokios mintys apie praėjusius metus ir tada pavasarį vėl tarsi atgaunam jėgas. Tai iš tiesų, kaip ir žmonės sako, kad dingsta saulė, dingsta nuotaika, tai yra susijęs su trumpesnėmis dienomis, daugiau tamsos, mažiau saulės, mažėja vitamino D ir natūraliai mūsų nuotaika gali būti tikrai prastesnė. Merginos, kada jums būna prastesnė nuotaika? Tai man irgi dažniausiai taip ir būna, kai ateina ruduo, tai dar iš pradžių vis tiek rugsėjo mėnesis jis būna toks įsivažiavimui, tai vis tiek yra labai daug saulės, dar kaip ir prastėja mokslo metai, bet dar vis tiek esi kažkur tam tokioj atostogų nuotaikoj ir tada paskui taip po truputėlį vėsta oras, po truputį dingsta saulė, daugiau laiko praleidi namuose kažkur, mažiau vyksti kur nors ir tada užkrenta labai daug darbų, užkrenta visi mokslai ir tada prasideda, kad lyg ir tik tais tame sukiesi vis kažkokiuose darbuose, vis kažkur ir dar už lango visą laiką taip niūru, tai ir kažkaip ir viduj pasidaro irgi labai tokia panaši nuotaika, panaši būsena ir labai veikia tą tokią melancholiją. Aš irgi galėčiau Saulei paantrint, kad man irgi link rudenio, kadangi po vasaros mes grįžtam į tam tikrą rutiną, mes būnam išsibalansavę, nors galėčiau tai, kad man esu planuoklis ir man reikia ten, dabar tas, bet, sakykime, grįžimas į tam tikrą ritmą vis tiek kažkiek mūsų varžo, jau mes pripratę buvom su draugais susitikti ten kiekvieną savaitgalį, jau neišeina, sakykime, jau tu galbūt praleidi laiką ne taip, kaip planavai, kaip norėtum, tai, sakykime, galbūt pamaišė oras kažkoks, planavom kažkur važiuoti, tačiau pradėjo lyti, tai jau nevažiuosim, neįdomu bus. Ar, sakykime, tuo metu užsisėdi namuose, arba, sakykime, kaip ir Saulė minėjo, daugiau būna darbų, ar ne užkrenta, ir tu galbūt nepasiplanuoji laiko kažkiek, galbūt, kai dar nesi jau įsivažiavęs pilnai ritmą ir nežinai, kiek kas gali užtrukti. Ir tuomet tas ir įvyksta balansas, kad dabar jau man čia liūdniau, jau aš čia nesuspėju ir panašiai. Iš tikrųjų, ir tyrimų daug yra atlikta ir kad veikia ir yra žmonės, kurie jautresni apskritai pokyčiam, yra ir sezoniniai pokyčiai, orų pokyčiai, dienos trukmė, kaip ir minėjo ambasadorius, tai rutinos trukmė, bet kartais kyla tokių minčių, kad ir kaltinam truputėlį orą, o ne save, nors ir patys labai pasikeičiam, kai pasikeičia sezonas, pavyzdžiui, tarkim, vasarą daug laiko praleidžiam lauke, fizinis aktyvumas geras, daug vaisių daržovių, puikia mityba, gerai išsimiegam ir staiga rudenį jau nebesportuojam, daugiau gulim lovoj ir daugiau prie ekranų praleidžiam laiko, kas irgi duoda, tikrai atima energiją, o neduoda, bet tada kartais ir tampa visai lengva apkaltinti rudenį, o ne savo gyvenimo būdą. Tai irgi yra atvejų, kur reikėtų taip irgi kritiškai pagalvoti, o kaip aš tą savo dieną visą planuoju ir gal labai ne savo naudai planuoju ir po to sakau, jau, bet saulė nešviečia, tai galima saldainį su šalina valgyti ir filmų žiūrėti. Kaip aplinkiniai reaguoja jūsų nuotaikos pokyčius, priima jūs šitai visais jūsų vidiniai sunkumai? Jie galbūt nepastebi, aš galėčiau tai, kad nebūna taip, kad jei ateina ruduo, tai aš jau tokia labai niūri pasidarau ir ten, aš nesusitiksiu, nes šiandien lyja už lango. Ne, pas mane galbūt ta nuotaikų kaita pačioj manį labiau keičiasi, negu parodoma jinai yra aplinkiniams. Tai galbūt taip galėčiau išreikšti.
Man galbūt ta visa slogi emocija, kuri ateina atvėsus oram, jinai yra labiau susijusi su mano ryšiu su savimi, o ne kitais žmonėm, nes nėra taip, kad tu ten visiškai užsidarai namuose, tik tais nieko neveiki, mokaisi ar dirbi, bet aš pastebėjus, kad ir iš aplinkos labai daug ką irgi vis vien veikia, tiek ir iš draugų ar iš kolegų irgi kažkaip vis tiek viskas kitaip pasidaro ir būna, kad ir kiti žmonės ir jau nebenori išeiti kažkur, nebenori kažko veikti, nes geriau namie susisukus į pleduką šiltai pabūs, negu kažkur išeisiu pasivaikščioti. Tai jo, bet šiaip sakyčiau, kad dauguma bent jau mano aplinkoje žmonių irgi labai, labai taip panašiai daugiau ar mažiau jaučiasi, tai kažkaip ir supranta tą dalyką ir pozityviai pakankamai, normaliai priima. Čia yra toks kaip ir procesas, kad pavasarį ilgėja ir tada rudenį tamsėja. Bet ar reikia pastangų įdėti tam, kad ta melancholija ir liūdesys gal kažkoks dingtų, ar jisai toks, kur praeina spalio mėnuo, jau čia prasideda kalėdinis laikotarpis, vėl gera nuotaika, vėl daug motyvacijos ir po prekybos centrus smagu vaikščioti. Aš tai sakyčiau, kad sunkiausia yra pradėti kažką daryti visą laiką. Sunkiausia yra prisiverst, kad, gerai, gal dabar yra už lango lietus, gal dabar yra šalta, bet aš vis tiek susigalvosiu kažką tokio, nežinau, faino padaryti, ar išeisiu ten sportuoti, ar kažką. Tai visą laiką tas yra sunkiausia prisiverst, atsikelti ir padaryti. Ar kažkaip, kai pradedi tai daryti, kažkaip bent jau aš tai užsikabinu. Ir tada man jau pradeda, kaip ir viskas gerai būtų. Gerai, šiandien toks oras, kitą dieną kitoks, bet aš kažkaip vis tiek kažką veiksiu, vis tiek darysiu, nes aš atsimenu, kad tada kažką padariau ir buvo labai fain. Aš manau, kad sunkiausia yra būtent pradėti. Bet tu pati save motyvuoji. Taip, aš taip save motyvuoju, taip pat būna ir draugai motyvuoja, kad vis tiek nesėdim visą dieną čia namie, kažką veikiam ir kažką darom. Miglė, ar tu pati save motyvuoji, ar išlauki tą laiką? Aš save turbūt pati motyvuoju, aš labai mėgstu daug veiklų save. Man tai padeda, mane užkrauna daug energijos, kai aš kažką veikiu. Tai būtent prisigalvoju savo veiklų, sakykim, šiandien, sakykim, stipriai lyja, prieš tai aš buvau parduotuviai, po to išeisiu pasivaikščioti, ką aš dabar galiu nueiti, galiu sutvarkyti namus. Tvarkis namus, aš ten padarysiu gal kažkokius savanorystės darbus, po to gal studijų darbus. Ir tai padeda, sakykime, nuo tos niūrios gal nuotaikos, kur aš čia nieko neveiksiu, nes lyja. Tai, sakykime, tokie dalykai man labai padeda. Susigalvojamos veiklų, net ir šį rudenį nusipirkau paveikslą, tą, kur piešt pagal skaičiukus, nežinau, kad ateis laikas, kai norėsiu kokią išsijungti šviesą, žvakių šviesoj, papiešti kažką, paklausyti muzikos, gerti arbatą ir tas jaukus vakaras, kad būtų. Truputėlį dar man tokia mintis kilo, dažnai man kilo, kai save irgi noriu pateisinti, kad nebereikalo gal reti metų laiką ir nereikia taip natūraliai sekti. Taip, pavasaris aktyvus, vasara dar aktyvesnė ir tada ruduo ir žiema, tai irgi senais laikais ir daug žmonės leisdavo namuose laikų, kartu, šiltai, visi darbai tarsi nudirbti. Aišku, nebe tokie laikai, kad jau tik žemės ūkio darbai, bet aš tai matau ten ir daug jaukumų ir tokia galimybė tarsi sustoti. Čia gal ir yra ta esmė, kad neliūdnai tą daryti ir tarsi savo sakyti, kad čia liūdna, dėl to aš tą veikiu, bet kaip ir ambasadorius pasako, galima labai daug jaukių akimirkų susikurti, kurių kitais metų laikais. Tu neturėsi, ypatingai, kai už lango lyja ir gali kažką tikrai, ar tai vienas su savimi paveikti, ar su šeima kažkaip ramiai pabūti namuose, tai nebūtinai ar save galbūt reikia versti, kad turiu eiti kažką daryti, bet truputėlį paromantizuoti tą savo kasdienybę, nes tikrai yra progų įvairių ir švenčių, kažkokių rutinų, pyragų kepimai, kur gali labai patvirtinti gal šeimos ryšius, būdamas tiesiog namuose, jaukiai, savo tokiai saugumo zonai ir tą melancholinę nuotaiką paversti tokia kitokia truputėlį nuotaika. Bet vis dėlto, jeigu yra tokių žmonių, pas kuriuos galvoja 100 reikalų, bet vienas jeigu kokį galėtume duoti patarimą, kad pasimotyvuoti save, kaip tai padaryti.
Jeigu kalbam būtent apie sezoninius pokyčius, ar ne, tai yra ir sutrikimas, kuris iš tikrųjų yra ir depresijos porūšis, tai būtent afektinis sezoninis sutrikimas yra, kai tiesiog žmonės tamsiaisiais metų laikais jaučia tam tikrus simptomus ir pasirodžius saulei, tai pavasarį tarsi įprankam laimą visą tai dengsta. Jeigu jau apie tai kalbame, bet ir apskritai žmonės, kurie jaučiasi tikrai prasčiau žymiai šaltuoju sezonu, tai labai paprasti patarimai, tai yra saulės šviesa, tai jeigu neturim natūralios saulės šviesos terapiją, tai iš tikrųjų net ir soliariumai. Čia jau reikia kitas sveikatos rizikas įsivertinti, ar ne, kiek tai yra sveika jūsų odai, bet apskritai šviesos terapija yra įvairių būdų padeda pagerinti nuotaiką, vitaminas D, ar ne, kurio tikrai trūksta mums. Ir dažnai, kai energijos trūksta, tai šeimos gydytojai patarė išsitirti, ar jums netrūksta vitamino D. Fizinis aktyvumas, kaip ir minėjau, dažniausiai vasaros etapais kažką veikiame, žiemos etapais fizinio aktyvumo mažiau, tai ir energijos mažiau gaminasi, nes iš energijos gaminasi energija. Tai jeigu yra jaučiama, tikrai prastėja nuotaika, energijos niekam nėra, planų turiu sunku įgyvendinti, tai ir pradėti ar kažkokį sportą užsiėmimą, baseiną, pasivaikščiojimą, bet ką, kad išjudinti savo kūną, kad išjudėtų ir smegenys ir mūsų planai. Taip pat mityba, irgi dažnai būna, kad žymiai suprastėja mityba šituo būtent laikotarpiu, irgi atsižvelgti, ar valgo pakankamai daržovių, vaisių, apskritai, ar maistas yra maistingas ir duodantis energijos, ar maistas yra malonus, tai yra cukrus ir dažniausiai cukrus, kuris energijos dėja, bet tokios, kokios mums reikia, neprigamina. Tai siūlyčiau ne kažkokius motyvacinius klipus žiūrėti ir mokymus, bet persižiūrėti pirmiausia, ar ne, kas vyksta tavo kūne, kokių medžiagų tau trūksta ir ką tu veiki su savo diena, nes kad ir kaip labai norėsi kažką padaryti, kartais tiesiog neturi resursų iš ko, tai reikėtų čia pradėti. Kai jūs neturite resursų, kaip jūs juos gaunate? Aš galėčiau sakyti, kad man labai padeda planavimas, susirašyti visus dienos darbus ir tuomet arba nubraukti, arba uždėti rutuliuką, kur aš padariau visus darbus, arba man liko tik 2 iš kokių ten 7 mano nurodytų, kaip gerai, kad aš šiandien va taip ir taip. Tai padeda, o mano, pavyzdžiui, draugam, kas padeda, tai jiem labai patinka, kad jeigu jie kažkaip produktyviai arba taip kaip turėjau ir norėjau praleisti tą dieną, praleidžia, tai jie save apsidovanoja. Nusiperka kažką faino, ar ten šokoladukas, ar kažkoks drabužis, ką jie norėtų savo nusipirkti. Tai tiesiog, sako, užsidirbau tą dieną. Man irgi būtų labai panašiai. Ir dar vienas dalykas, kad bent jau man asmeniškai, sakykime, mano kambarys yra visiška mano poilsio zona. Tai aš, kai žinau, kad man reikia kažką padaryti, aš visada stengiuosi išvažiuoti kažkur, ar į biblioteką, man ten, pavyzdžiui, jeigu reikia pasimokyti, ar ten, nežinau, kažką veikti, ten gal į kokią kavinukę nueit kavos, nes kažkaip, kai išeini, tu tada labai gerai taip atskiri tas savo zonas, kad tu gerai žinai, kad grįžęs tu ten tiesiog ilsėsis, nes yra labai sunku, bent jau man, tam pačiam kambarį ir ilsėtis ir tada dirbti. Ir tada vis tiek tu nuvažiuoji kažkur, nuvažiuoji ar ten į kokią biblioteką, ar šiaip į kokią kavinukę, aplinka yra graži, viskas yra fainai, tu esi apsuptas žmonių. Ir tada iš karto atsiranda tokia motivacija kažką daryti, nes tiesiog tavo aplinka pasikeičia ir yra labai faina, ir yra labai smagu, ir tada atrodo net ir tų jėgų atsiranda daugiau. Ir nebūna taip, kad neturit visai motivacijos kažko daryti ir darbai kaupiasi. Ką daro tada? Būna. Tokiu atveju aš dažniausiai jau, kai jaučiu, kad labai blogai, aš savo duodu tiesiog vieną dieną nieko nedaryti, kad tikrai pailsėti ir išsiilsėti, nes labai dažnai būna, kad tokiose situacijose jau kaip ir prie perdegimo ribos būna. Tai aš tiesiog galvoju, gerai, vieną dieną, tada savo duosiu pailsėti. Ir dažniausiai tikrai labai padeda tas dalykas, nes jau kitą dieną jau tu žinai, kad gerai, aš vakar pailsėjau, nieko neveikiu, tai jau dabar galiu kažką daryti. Ir atsiranda ir daugiau jėgų. Ir žinoma, irgi be abejo stengiuosi vis tiek irgi pasižiūrėti, ar netrūksta ten vitaminų, geležies, ar ten dar kažko, visų iš tų dalykų, nes irgi vis tiek labai veikia šitas dalykas. Tai tiesiog
poilsį, pasižiūriu, kad o gal aš šiandien pavalgiau, gal aš pamiršdavau pavalgyti, nes irgi būna tokių situacijų, kur darbai ir tada žiūri, kad aš per visą dieną nieko beveik nevalgiau. Tai tiesiog save pasigauti ir tiesiog pasigalvoti, vat, ar man ten poilsio dabar reikia, ar man ten gal mitybos tvarkyti reikia, ar vat, kažką tokio. Ir kažkaip būna, kad vis tiek, jau kitą dieną būna lengviau. Aš tai stengiuosi darbus labai pasidaryti iš anksto, kartais net per daug iš anksto, bet aišku buvę tų dienų, kur ten sukrenta labai daug darbų, bet tai dažniausiai būna, kaip ir Saulė minėjo, perdegimo riba, kur tu ten, sakykime, buvo pavyzdys, kai dirbau per 2 darbus ir ten dar nori ir dar tas, ir tada supranti, kad tu ir šiaip pavargęs po to darbo, bet tu dar kitus darbus pasidarai ir dar kažką turi. Tai va tokiuose momentuose gal labiausiai save prigaunu, kai pervargstu. Tai... Atrodo, kaip ir visur, gal balansas reikalingas reaguosis motyvacija. Pavyzdžiui, mane labiausiai motyvuoja, kai nedaug laiko lieka ir kitas darbas turbūt padarytas. Kitiem ar nereikia labai anksti, kitiem reikia poilsio dienos. Tikrai žinau žmonių, kurie negali pailsėti, kol tas darbas nepadarytas. Nes save graužia, kad aš dabar įsiuosi, o tam ar nedidelės dideli darbai dar laukia manęs. Tai galvoju ir pat kalbant apie rudenį ir žiemą, ar ne, mūsų nuotaikas, vis tiek turi darbai vykti ir dažniausiai žmonės grįžta į mokslus arba kažkokie pokyčiai ar nevyksta, o oras nelepina ir tikriausiai resursų ne visą laiką daug. Tai kaip ir ambasadorius dalinasi savo, tiesiog atrasti, kas tau labiausiai veikia. Bet ir tas raktinis žodis tai balansas, kad nepamiršti ir pailsėti ir kad kartais tos dienos tokios lėtingos mūsų sustabdo truputėlį pailsėti, bet ir nepamiršti savim pasirūpinti ir apskritai pasižiūrėti, ką į save dedu, ar ne, ką veikiu dienoj ir kad vis tiek turi išlikti kažkoks aktyvumo momentas, kad tavo psichikos sveikata būtų gera ir tu būtum pasirūpinęs. Tuo pats judesys yra puikiai prevencija įvairiems sunkumam. Ir nepamiršti, kad ir šlapia, šalta kažkokia forma, ar tai namuose, ar kažkur paidį. Bet šita būsena rudeninė ir aš kaip suprantu, visai nemalus greitis. Taip. Ar yra kažkokia riba, kai jau reikia kreiptis pagalbos? Tai kaip ir dažniausiai yra su sveikatos sutrikimais, kai tam tikri simptomai neleidžia tau gyventi pilnavertiško kasdieninio gyvenimo. Ir buvau užsiminus ar ne apie sezoninį sutrikimą, kuris būtent ir būdinga šaltuoju periodu. Tiesiog jeigu jau motyvacija tokia, kad tikrai sunku išlipti iš lovos, kamuoja įvairūs simptomai, ar ne, ar tai nemiga, ar per didelis miegas, tiesiog kažkoks nuokrypis nuo tavo rutinos, nuo tavo įprasto gyvenimo, tu matai, kad tau kokybiškai nebepavyksta, tai reikėtų tada pirmiausia, sakyčiau, šeimos gydytoją kreiptis ir pasikonsultuoti, kas vyksta, nes gali būti, kad tiesiog padarys kraujo tyrimus ar ne ir tai visą paletę atskleis, kad tiesiog yra įvairių mikroelementų, vitamino trūkumas, kuris padės tau grąžinti energiją. Ir pati pamenu irgi nustapę šeimos gydytoją, kai tiesiog man parekomendavo pasivaikščioti grynam ore ir truputėlį pajudėti, nes kartais per rudenį per tuos didelius darbus nespėjai net įkvėpti gryno oro ir energijos nėra niekam, o galvoji, kad kažkas kitas, o tiesiog tau rekomendacija yra pajudėti. Tai aš ir toliau rekomenduoju visiems nepavirsti šaltuoju periodu judėti. Ačiū labai psichologijai Vasarei, kad pasidalino. Ačiū jums labai, Elgenans, kad jūs pasidalinot savo patirtimi. Ir jeigu jūs turėtumėt klausimų arba norėtumėt pasidalinti savo patirtimi, tai kviečiame jūs tai padaryti komentarų skiltyje arba privačiai elektroniniu paštu, kurį rasite aprašymą.